Sveiki visi, su jumis Šauskas. Jeigu jūs matot mano kalbantį veidą vieną kadre, tai reiškia, kad Marius neturi video, bet turi pasiteisinimų. Jo, šią savaitę buvau susiplanavęs jums šiandien įkelt Klaipėdos showcase'o vlogą. Buvau pakviestas į A-Teamo organizuotą showcase'ą Klaipėdoj. Fainas gavos renginys. Nuvažiavom, pasiėmė iš Kauno, tudi ir galvojau bus fainas videkas ir žiūriu, kad aš nusifilmavau labai nedaug ir nieko ten neturiu ką parodyti. PEM video padariau ir nesugebu PEM pirmo padaryti, ne? Tai realiai gavos, kad nufilmau, kaip sakau, kad esu showcase'e. Jau, aš šiandien Klaipėdoj ir pasirodau šiandien A-Team Comedy showcase'e. Žiūrėsim, kaip seksis, bairiukai vietoj, atvarėm iš Kauno su dafiga stojimų myšt. Žiūrėsim, kas gausis. Kaip žmonės yra showcase'e, kaip stand-upinu showcase'e ir kaip kad nulipau showcase'o scenos. Labas vairas Klaipėda! Ką nulipau nuo showcase'o scenos, labai sunkus spręst, nes šviesų buvo, bet liktai sakė, tipo, Deivis, kad žvengia žmonės. Gerai pasirodžiau? Tikrai, labai gerai, 2 aplaus breikai. Ai, dar kaip su kažkokiu random biču žiūrėjom, kas greičiau bandelę suvalgys. 3, 2, 1. Mes suaugę vyrai. Ir tada kaip degalinį sakau, kad važiuojam toliau į Kauną. Viskas. Čia nieko nėra. Tai tą progą galvojau dar papasakosiu, kokius dar bevykdant šį challenge videkus bandžiau daryti ir jie nesigavo. Kurie taip ir neišėjo į viešumą. Tai Rose Battle Open Mic'o vlogas. Nes galvojau, būtų įdomu pažiūrėti, kaip parodyti jums, kaip užkulisiai atrodo visų tą reikalą. Ir pasifilmavau pradžią. Ir gavos taip, kad kai nulipau, aš nenorėjau daryti to vlogo iki galo, nes prastai pasirodžiau. Subombinau. Jeigu norit, galite pasižiūrėti PVŠo kanalą. Pamatysit, kaip bombinu ir nemoku raustinti. Tada dar buvo vienas, kuris neišėjo, Kaleidoskopas projektas. A-Teamo kanalas, kur Nedas Zimantas ir Šileika berods kartu daro. Tai jie bandė daryti antrą seriją. Buvo gyvas renginys, viskas įvyko. Ir buvo irgi filmavęs vlogą, kaip atrodo BTS-as. Dabar yra ketvirtadienis, aš Kaune. Ir varau iki stoties, kad nuvažiuotų Vilnių, nes vyks renginys Kaleidoskopas, kuriam dalyvauju. Biškiai užsitarmozino namės repeticijom. Dabar žiūriu, ar nevėlosiu į traukinį į Vilnių. Nes aš jo nematau. Gal tenai. Iš 10 minučių turiu išvažiuoti. Spėjau. Negali, tai negali. Tai bet buvo gerai. Kameliūnas neužlydys. Gerai, dabar kas žiūri? Visai gerai ten gavos pasirodyti. Ir neišėjo, mačiau video, liktai sakė kažkas su garsu galbūt blogai. Nežinau, nesigilinu, bet darant challenge metus laiko sunku išvengti žmogiškųjų faktorių kaip susirgimas, planų žlugimas, darbas, netikėtumo faktoriai ir visa kita. Čia PEM pirmas, laukia PEM antras kitą savaitę. Nežinau, bus arba kebabai, arba vėl kalbėsiu į kamerą. Bet šiaip kebabas susiderinęs, tai sunku datas ištaikyti, kad būtų reguliariai kaip noriu, kad kas savaitę. Bet šiaip svečiai yra suderinti, reikia tik tais visus juos sugaudyti, nes visi turi reikalų irgi. Tai bus, niekur nedings kebabai. Ir kol kas šiandien čia į tiek. Žodžiu, prenumeruokit kanalą, laukit normalaus kontento, gero turinio. Vasarą galbūt išeis išnaudoti dar projekčiukam pratest, galbūt po vieną ir namo toliau daryti gyvai. Kokio lauko terasui. Tai tikrai prenumeruokit kanalą. Gerai, Marius su pasiteisinimu atsisveikina šiandien tiek ir iki kitos savaitės.